Sveiki! Šiandien aš ne viena. Šiandien aš pasikviečiau ir labai džiaugiuosi, kad taip greitai sutiko, nors iš tikrųjų ir susiplanavus, žinau, ir laiko per daugiausiai neturi. Bet mano viešne Gintauta Liukeinevičienė šiandien su mumis ir šiandien praskaidrins mums tam tikras abejonės, kurios labai dažnai kyla dėl neaiškumo. Tai vat noriu, kad to neaiškumo būtų mažiau, todėl pasikviečiau ir. Kadangi tyrinėjom gausos sąmonę, trūkumo sąmonę, mes natūralu, kad susitinkam, pabendraujam ir paskui, kaip sakant, po to bendravimo lieka dar klausimai neatsakyti. Tai va dabar noriu, kad tu atsakytum ne tik man, bet ir visiems, kas čia mus girdi ir dar girdės, kas tas My World, apie kurį tu vis kalbė. Gerai? Ir tuo pačiu trumpai pasakysiu, kas tu esi, nes tavęs, aišku, kas ne projektai ir nelabai ir pažįsta. Tai žinokit, aš šiandien kalbinu gryną kraują suvalkietę iš Airijos, viešinčią Lietuvoje, bet dirbančią visame pasaulyje. Ir netgi jos veikla yra susijusi su My World. Tai va, tai kas tai yra? Duok mums aiškumą, gerai? Sveiki visi, aš ir labai dėkinga, Žaneta, kad čia taip viskas, greitai. Ir labai tikiuosi, kad mūsų šitą žinią pasieks daugelį žmonių, nes šitą informaciją turi dalintis ir žinoti kiekvienas žmogus. Aš kaip sakau, aš laužau suvalkietiškus tuos mitus, esu suvalkietė ir dalinuosi. Tai įsivaizduot, kokios vertės informacija iš suvalkietės lūpų. Ir dar turbūt daugelį žinot, ar žinot, koks yra suvalkiečių pagrindinis klausimas visada? Nu, ne. Ar apsimoka? Tai čia bus informacija apie tai, kas apsimoka kiekvienam. Tai MyWorld tai yra austrų kompanija, šiandien dienai užaugusi jau iki didžiulės pasaulinės korporacijos lygio. Kompanija veikia 20 metų, šiai minutei 56 šalyse. Balandžio mėnesį kompanija jau įžengė ir į Azijos rinką, Malaizijos šalis jau atidaryta. Ir pagrindinė ir pirmoji idėja kompanijos įkūrėjo Huberto Freidlo buvo tai, kad žmonės galėtų grąžintis pinigus, dalį pinigų, kitaip sakant, nuo savo kasdieninių pirkinių. Ir juo labiau, kai šiandien dienai mes matom kainas augančias, iš tiesų dabar kuris laikas Lietuvoje, bet grįžus iš Airijos mane stebino lietuviškos kainos tikrai. Ir aš galvoju, kaip tik aš turiu savo draugam, bičiuliam, ypač gyvenantiem Lietuvoje pasakyti apie tai, kad bet kokiu atveju maistą perkam, degalus pilam, rūbus perkam, kelionių ieškom, į kino teatrą einam. Ir mes kiekvienas turim galimybę susigrąžinti dalį pinigų nuo kasdieninių pirkinių, nuo to, ką ir taip, bet kokiu atveju perkam. Nu, man čia, žinai, toks labai magiškas reikalas atrodo. Nu, tai kaip dabar čia tie pinigai pas mus atsiranda iš niekur? Tai kas čia paslėpta? Čia kažkas yra neaišku. Čia iš tiesų, dabar ką tu įvardinai, Žaneta, tai čia yra dažniausiai taip girdžiu žmonių, sako, nieko už nieką nebūna, už dyką čia niekas nieko nedalina. Ir dar čia pinigai grįžta, kaip čia taip gali būti. Vyrai iš dangaus, aš visiems sakau, kad žinokit, nieks nevyrai iš dangaus turit patys užsidirbti kažkaip, tai žinai, dabar to atini ir su tą žinia, kad visgi vyra, papasakok. Čia dabar ta gausa, ar ne? Turbūt irgi dažnai žinom girdim frazę, kad viskas prasideda nuo 1 euro, aš kadangi suvalkietė, tai netgi pasakysiu, viskas prasideda nuo 1 cento, nes ir euras susideda iš centų. Tai va, tai tiesiog visi tie centai, eurai ar ten svarai, nesvarbu kokie pinigai, nes kaip minėjau, kompanija veikia šiandien dienai 56 šalyse, pinigai grįžta ne iš kažkur, o jie grįžta dėl to, kad pardavėjai, kurie ateina į šią lojalumo programą MyWorld, jie nori pritraukti mus, nori būti patraukliais. O kaip tu pritrauksi papildomą klientą, kaip tu padidinsi dar daugiau apyvartas, aišku, apyvartas vėl duoda didesnis srautas pirkėjų, ar ne? Taigi, jie iš savo pelno dalies dalį mums sugrąžina atgal.
Čia nėra nuolaidų sistema, ne tai, kad žmogus atėjo, kortelę nubraukė ir jam iš karto kaina mažesnė. Čia yra cashback, tai yra grįžta pinigai nuo kiekvieno pirkinio. Ir jie grįžta dėl to, kad pardavėjai mums juos dalį jų grąžina atgal, nori, kad mes pas juos ateitumėm. Laukia mūsų. O kokie čia tie pardavėjai, gal galiu, nors, kaip sakant, užmest kažkokių tai aiškumų, kas per pardavėjai, kas per įmonės, čia gal mes tokiuose nesilankom? Į šią lojalumo programą, jeigu bendrai dar įvardinant MyVault lojalumo programą, tai yra pirkėjų, pardavėjų bendruomenė, kur naudas turi visi. Jau turbūt supratot iš mano pasakymo, pardavėjo nauda papildomas klientas, pirkėjo nauda susigrąžinti dalį pinigų atgal. Taigi čia jungiasi įvairūs pardavėjai, tiek, sakykime, didieji prekybos tinklai kiekvienoje šalyje, tiek smulkusis bei vidutinis verslas, taip pat internetiniai prekybininkai. Ir jeigu mes pažiūrėsim Lietuvoje, fizinių partnerių Lietuvoje šiai dienai yra 550, didieji tinklai, jų yra 21 prisijungę šiai dienai pas mus, tai yra iki Senukai, Viada, Forum Cinema, Impulsas, Kristijana, Kotryna, Chili Pizza, žodžiu, tai yra 21 Viados degalinės, tai yra didieji prekybininkai. Na ir jeigu taip dar kalbant nuoširdžiai, tai mane, kas, sakykime, kadangi aš esu konsultantė iš toj kompanijoje, man tai patinka, kad kompanija duoda šansą ir smulkiam bei vidutiniam verslui. Netgi, sakyčiau, ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui. Galimybę atsilaikyti šiame, gal įvardinkime, negailestingame ekonominėme pasaulyje, nes verslai smulkieji, mes žinom, kad užsidarinėja, bankrutuoja, neatsilaiko prieš tuos didžiuosius, tai čia gali jungtis bet kokią prekę, bet kokią paslaugą turintys ir smulkieji verslininkai. Ir visiškai nesvarbu juridinis statusas, nes tai gali būti ir verslo liudijimas, individuali veikla, individualiai įmoniai, abas, suabas, mažoji bendrija, ūkininkas netgi. Tiesiog tai yra galimybės kiekvienam būti čia ir padidinti apyvartas, pritraukti tarptautinį klientą, gauti nemokamą reklamą. Tai argi neapsimoka? Apsimoka, bet kažkaip, aš suprantu, kad čia reikia kažkokią tai įmoką padaryti, ne? Aha, tu dabar kalbi ar apie pirkėją, ar apie pardavėją? Ir apie pirkėją, ir apie pardavėją, man abudu įdomus. O, kaip smagu, kad paklausėjai apie abudu. Nes šiandien dienai turiu labai gerą, ypatingai gerą žinią verslams, nes įprastai verslas, kuris jungiasi kaip partneris į šią lojalumo programą, jis turi sumokėti vienkartinę įmoką. Lietuvoje tai yra 483 eurai su PVM. Vienkartinis mokestis, kitose šalyse, sakykime, yra pagal šalį, Anglijoje, pavyzdžiui, 532 svarai, žodžiu, tai yra vienkartinė įmoka ir daugiau jokių mėnesinių mokesčių nėra, bet šiai dienai, kadangi kompanija atšventė savo 20 gimtadienį, mes turim galimybę padovanoti įmonei registraciją nemokamai. Netgi nemokant to pirminio vienkartinio mokesčio. Vienintelė sąlyga verslui, nes čia vėlgi būna iš verslininkų, kažkas tai ne taip. Tai dabar aš gausiu nemokamą reklamą, kai aš puikiai žinau, kiek reklama kainuoja vien tik Facebook'e, sakykime, ar ne? Ką jau kalbant apie kitas galimybės reklamos. Tai noriu pasakyti, kad verslam yra vienintelė sąlyga sudarant sutartį, tai atitinkamas procentas, kurį jis turės grąžinti pirkėjams, MyVault pirkėjams, kurie pas jį apsilankys ir padarys pirkinius. Atėjo toks prekybininkas, sutartas procentas bus grąžinamas. Neatėjo tokio prekybininko, nieko pardavėjui mokėti nereikia, bet jo reklama leidžiama per mūsų įvairius reklaminius kompanijos kanalus. Tai va, tai yra ypatingai geras laikas dabar. Imkim dabar antrąją pusę, pirkėjo pusę. Vėlgi, pirkėjui registracija nieko nekainuoja, nieko neįpareigoja, jokių būtinybių žmogui nėra, nes mes dažnai įpratę, aš žinau, vėl girdžiu, dažnai žmonių sako, jau žinau, pasakysi, kad nieko nekainuoja, o paskui atsiras kažkoks mėnesinis mokestis. Va.
Tai čia kalbu jau iš patirties, nes pati esu kompanijoje 12,5 metų, tai turiu daug patirčių ir kadangi dirbu tikrai daugelį pasaulio šalių, tai šitas klausimas kartojasi praktiškai visur, irgi iš pirkėjų pusės, tai noriu pasakyti taip, nieko nekainuoja, nieko neįpareigoja, tiesiog. Jeigu jūs ateinat pas prekybininką, kuris yra šitoje lojalumo programai, jums dalis pinigų grįžta atgal, jeigu jūs perkat pas jį. Jeigu neperkat, nieko negrįžta. Bet dar kartą, narystė nieko nekainuoja, jokių mėnesinių mokesčių, jokių metinių mokesčių, jokių būtinybių prapirkti per mėnesį ar per metus nėra. Tiesiog imkit ir naudokitės. Nes aš galvoju, kodėl žmonės dar iki šiol daugelis nežino šitos informacijos. Aišku, žinau atsakymą, kodėl. Todėl, kad galbūt nelabai aktyviai dirba Laikonet konsultantai Lietuvoje. Gal ir taip. Žinai ką, tada man dar kitas toks klausimas kilo. Čia nėra kokia nors finansų piramidė jau tada? Oi, nu tu ir mane užvertė šiandien klausimai. Nes man irgi įdomu. Jo, ir iš tiesų šitas ir klausimas. Oi, taikai tu kaip į 10-tukus, tiesiog kelintas šūvis ir į 10-tuką, nes čia dar vienas iš skausmingų klausimų, ne tai, kad skausmingų, bet žmonėm dažniausiai iškylančių klausimų. Visų pirmiausia, tai atsakymas būtų lojalumo programa, jeigu mes žiūrim MyVault lojalumo programa, kuri yra 56 šalyse. Kaip sakiau, tai yra pirkėjų pardavėjų bendruomenė. Visų pirmiausia, parodykite, kaip sakau, kiekvienam žmogui, parodykit man čia finansinę piramidę. Pirkėjas, kuris ateina pas pardavėją. Pardavėjas laimingas, nes jis gauna reklamą, papildomus klientus, padidintas apyvartas ir ne tik, čia palieku intrigą, ir ne tik, jis gauna naudą savo, pirkėjas, kuriam nieko nekainuoja, nieko neįpareigoja, ateina pas jį apsipirkti. Taip, MyVault kompanija taip pat turi savo naudą, nes čia daugelis klausia, o tai kokia kompanijai nauda iš viso to? Tai MyVaultas sujungia šitas dvi pusės ir aišku, taip pat turi savo procentą, 1–2 procentai pagal įvairias prekių ir paslaugų rūšis sudaromos sutartys su pardavėju, kad ar ne, tai nuo 1 iki 2 procentų lieka taip pat MyVaultui, kadangi jis yra kaip tarpininkas, kaip ir Booking.com, ar ne? Neturi viešbučių, bet sujungia klientus su viešbučiais. Tai yra normalu, nes tai yra administravimo mokestis. Dėl to, aišku, prekybininkas irgi gauna savo naudas teisingai, tai jisai atiduoda tą, sakykime, per sutartį. Nu gerai, 1–2 procentukai čia nueina MyVaultui, o tu ten sakai, kad dar kažkokį tai procentą kiekviena įmonė, ar ne, sutinka, kaip čia pasakyti, įmonė dar atsidėkoja, įmonė atsidėkoja žmonėms, kitaip sakant, Laikonet konsultantams, kurie daro plėtrą. Tai vėlgi, dažnai žmonės sako, tai gerai, o tu Gintauta, kaip Laikonet konsultantas, negi tu čia už dyką esi, ta prasme, taip jau dar suvalkietį, ne? Tai ne, tai irgi noriu jūs nuraminti, taip, tai yra darbas. Tai yra darbas, už kurį gauni atlygį. Ir tas atlygis, sakykime, būtent įmonė, prekybininkas 1 procentą, taip pat skiria man, jeigu pas jį ateina mano užregistruotas pirkėjas, aš gaunu 1 procentą nuo jo pirkinių, bet vėl noriu nuraminti, nes jaučiu, o dabar dar tavo vienas klausimas bus. Ir vėl dažnai būna galvoja žmogus, aha, jeigu aš dabar apsipirkinėsiu, tai jai bus nauda nuo manęs. Čia labai dažnai tokia reakcija išgirstu ir noriu pasakyti, kad mielieji, ne iš jūsų kišenės 1 procentas. Nes jūs ir taip ar taip, bet kokiu atveju perkate tai, kas jums reikalinga. Jūs mokat lygiai tiek pat už prekę ar paslaugą, kiek ir taip sumokėtumėte. Bet prekybininkas pagal sutartį sudarytą su MyVaultu tą 1 procentą grąžina man, sumoka man dėl to, kad aš padariau darbą. Daviau žinojimą pirkėjui, kad jis kaip toks prekybininkas yra šitoj lojalumo programai. Tai va, tai čia yra naudos
iš pardavėjų kišenės Laikonet marketingo agentūros konsultantams. Nes aš kaip minėjau pradžioje, MyVolt tai yra korporacija, įmonių grupė, kuri apjungia MyVolt įmonės kiekvienoje šalyje, kur yra lojalumo programa ir dar daugiau yra įmonių su dar įvairesnėm veiklom šitoj korporacijoje, nes kompanija šiandien dienai turi ir savo kriptovaliutą e-credits ir kelionių platformą TravelVault, be kita ko vasarą keliaujat, pasižiūrėkit kelionių platformą TravelVault, viešbučių kainos dar netgi geresnės nei Booking.com ir dalį pinigų susigrąžinsite atgal. Taip pat mes jau paleisim, Italijoje jau startavo, greitų laikų Lietuvoje startuos reklaminis projektas Etmedia. Žodžiu, daug įvairių projektų mes darom ir aš esu taip pat Laikonet marketingo agentūra, jinai yra taip pat viena iš įmonių įeinant į korporaciją ir aš esu tos agentūros konsultantas, kuris priklauso agentūrai ir dirbu su MyVolt korporacijos įmonių projektais ir su MyVolt lojalumo programa, apie kurią mes daugiausiai šiandien ir kalbėjome. Žiūrėk, man dar toks klausimėlis, tai čia visokias kriptovaliutas jau pradedi minėti, ar čia nėra, kad tie pinigai iš tikrųjų kažkokie labai jau virtualūs, ten dar kas nors ir nelabai jie ten pinigai iš tikrųjų, gal ten taškai labiau kokie, kad negali jų panaudoti tiesiog kaip pinigus, ar tai kažkaip, kaip jie sugrįžta? Šiaip tai tik tai labai trumpai, aš iš tiesų šiandien, kadangi vis tiek, kriptovaliuta tai dar kita tema būtų, ar ne, šitai noriu pasakyti tai, kad kuo mes džiaugiamės, kad mūsų e-credits, mūsų kompanijos kriptovaliuta, skaitmeninis pinigas ir ne tik, kad, sakykime, perka, parduoda ar ne per keityklas, bet juo galima atsiskaityti pas mūsų prekybininkus. Tai netgi atsiskaitomoji valiuta galima taip įvardinti. Ir vėlgi, kas yra iš tiesų smagu, kad būtent netgi žmonės turintys įvairias kriptovaliutas pas mūsų partnerį BlockTrade keitykloje gali išsikeisti savo valiutas į mūsų e-credits ir atsiskaityti pas mūsų prekybininkus. Aišku, Lietuvoje kol kas dar neturim daug prekybininkų, kurie priimtų šitą kriptovaliutą, todėl kad šitą funkciją visiškai neseniai paleido, būtent, ta prasme, dar ne visi prekybininkai pajungia šitą funkciją, bet tai yra atsiskaitimo pinigai. Nu gerai, o aš tiesiog klausimas, kuris mane labiausiai domina, tai apie kokius mes pinigus, tie, kurie sugrįžta, ar tai yra realūs pinigai, tu juos paskui gali kažkam kitam naudoti, ar čia turi tik tai viduj juos naudoti, ten tos įmonės viduj? Aha, tu kalbėjai apie tą, ką gauna pirkėjas, pirkdamas kasdieninius pirkimus. Jo. Taip, dabar pirkėjas, jau dabar grįžtam atgal nuo kriptovaliutos, pareinam atgal į mūsų eurus, sakykime, Lietuvoje. Tai noriu pasakyti, kad pirkėjas, darydamas pirkinius pas mūsų prekybininkus, gauna dvi naudas. Dalis pinigų grįžta jam grynais pinigais cashback, tai yra grynieji, kuriuos žmogus gali nukreipti, jeigu nori, į banko sąskaitą, arba gali pasilikti savo vidiniai MyVolt sąskaitoj ir išleisti, panaudoti pas mūsų prekybininkus apsipirkdamas. Tai yra grynieji pinigai. Antra dalis, dar viena nauda, grįžta vadinamais SP taškais, o vienas SP taškas tai yra 1 euras ir šituos SP taškus žmogus taip pat pavers grynaisiais pinigais, susigrąžins. Tik tai čia jau viską galima padaryti grynai per šitą lojalumo programą. Jie negrįž grynais į banko sąskaitą, juos išsigrynins darydamas pirkinius pas kai kuriuos mūsų prekybininkus. Jie irgi yra pinigai, bet jau jie ne į banko sąskaitą nukreipti. Ir jie negrįžta čia ir dabar. Jie tiesiog jau yra MyVolt lojalumo programoje generuojami. O ten kažkur banko duomenys reikia palikti, kažkur įrašyti, surašyti. Matai, kaip yra, kada žmogus užsiregistruoja kaip pirkėjas, jis taip pat gauna savo paskyrą, aš net įvardinu, kaip žmogus turi saugią paskyrą kaip banke, nes žmogus turi savo asmeninius prisijungimus prie MyVolt paskyros. Savo prisijungimo vartotojo vardą, slaptažodį ir žmogus pats
prisijungęs prie savo paskyros, pats suveda savo banko duomenis, jeigu nori gauti pinigus į banko sąskaitą. Niekam nieko, jokių savo duomenų dalinti nereikia. Beje, kuo dar galiu pasidžiaugti, daugelis verslų, daugelis įmonių ateina į šią lojalumo programą, netgi uždarydami kai kurias, sakykime, savo turi lojalumo programas, nuolaidų korteles ir panašiai, jas uždaro savo lojalumo programas ir ateina pas mus dėl to, kad MyWall turi labai saugią asmens duomenų programą. Mes puikiai žinom, kaip dabar yra tai svarbu. Tai va, ir kompanija turi savo sertifikatą, jis būtent saugo šitą vardą, kad būtų žmonės saugus. Aišku. Nu gerai, ir dar gal dėl viso ko dar užduosiu tokį klausimą, ar nėra ten kokių nors pas jūs paslėptų mokesčių? Nebus, kad ten kažką prisiregistruos ir sužinosi, kad dar skola įlikai. Ne, kaip ir minėjau, tikrai jokių mokesčių žmogui nėra, absoliučiai. Perkam, grįžta, neperkam, negrįžta. Yra žmonių, iš tikrųjų tokių dabar Lietuvoje sutinku, kurie užsiregistravę į šitą lojalumo programą prieš 7, prieš 10 metų, nes Lietuvoje MyWall yra jau 12 metų. Ofisas olimpiečių vienas Vilniuje, galite apsilankyti, kas jeigu, sakykime, grinai kitoj pusėje Gedimino pilies, per upę perėjus per tiltą, olimpiečių vienas yra mūsų ofisas, 12 metų, ten, toj pačioj vietoj beje, tai va, tai iš tiesų ir sutinku žmonių, kurie buvo prieš daug metų užsiregistravę, bet kažkaip net užmiršo, kad gali tuo naudotis ir dabar atnaujinam prisijungimus ir žmonės nustemba, nes randa dar pinigų sugrįžusių savo vidiniai sąskaitoj. Aišku, nu, man bent jau aišku, nežinau, kad žmonėm, kurie čia mūsų klauso, kas jums neaišku, dar parašykit, netgi jeigu pasibaigs mūsų laivas, mes tikrai atsakysim į tuos jūsų klausimus, kad yra atskirų video arba gal ir Gintautą dar kartą pasikviesim, kaip nors prisikviesim, žinau, kad užsienus, bet vis tiek. Ir galbūt dar galėtum užvesti ant kelio, kokios ten dar galimybės yra su to MyWall. Ką jūs ten planuojate? Taip, tai dabar, kadangi aš minėjau, kad MyWall tai yra korporacija, galvoju, ko dar nepasakiau. Tai noriu pasakyti taip, galima būti tik pirkėjų, galima būti VIP pirkėjų. Kitaip sakant, per tuos pačius kasdieninius pirkinius, per tą pačią, sakykime, per tą pačią, ką mes ir aptarėm, ar ne, kad kasdieniniai pirkiniai, per tą pačią platformą žmogus netgi gali susikurti savo ir pasyvias pajamas. Žmogus gali savo netgi sukurti akcijų paketą. Aišku, šitas naudas gauna Laikonet, aš vadinu VIP pirkėjais, tai Laikonet konsultantus. Nes iš tiesų galima čia tapti Laikonet konsultantu, vėlgi, sakykime, su kokiais projektais ar lojalumo programa žmogus dirbs, čia nusprendžiu, aš pati savo, kaip sakau, man patinka daug kas, aš išbandau daug įvairių projektų, bet tiesiog aš galiu daryti tai, galiu nedaryti, bet kas yra maloniausia, kad būtent aš ir kiekvienas Laikonet nariu tapęs žmogus gali susikurti savo, kaip sakau, saugumą ateičiai. Nes šiandien dienai mes aktyvūs, galbūt dirbam ar ne, ir nesusimastom, kad neduok Dieve vieną gražią dieną gali gyvenimas pristabdyti. O kas tada? O kas tada, jeigu aš negalėsiu, neišeisiu į darbą arba sakykime, žmogus turi savo verslą? Ar mes tikrai kiekvienas garantuotas, kad tradicinis verslas vieną dieną nebus uždarytas? Jau pandemija daug tai parodė, ar ne, situacijų. Tai mano palinkėjimas kiekvienam, aš jau dabar tikrai neišsiplėsiu, nes tikrai branginu jūsų kiekvieno laiką, šeštadienis, tai noriu tik pasakyti, galbūt tiesiog, Žaneta, padarom Zoomą, pavyzdžiui, pirmadienį vakare, 7 valandą, jeigu žmonės sudomino šitos galimybės, jeigu tau taip pat yra galimybė tuo laiku, kviečiam visus, nes tikrai aš turiu ypatingai vertingą informaciją, kadangi kompanija švenčia 20-ąjį gimtadienį, iki rugpjūčio 1 imtinai, ypatingai
super yra variantas galimybė žmonėm pasiūlyti. Jeigu kas norės, dar spės tuo pasinaudoti, išgirdę pirmadienį vakare tą informaciją. Jeigu ne, bent jau žmonės žinos, ką jie gali turėti čia. Nes aš sakau, kas yra maloniausia, kad net neperkant, tai yra neinvestuojant, neperkant akcijų, aš turiu omeny, galima tapti netgi kompanijos akcininku. Įsivaizduokit, pasaulinės didžiulės kompanijos akcininkų. Tai mano palinkėjimas, mielieji, kiekvienam, kurie šiandien žiūrit arba žiūrėsit šitą video įrašą dar, pasidomėkit. Nes, kaip sako, žinios valdo pasaulį. Žmonės, kurie žino informaciją, valdo pasaulį. Ir dar kartą pasikartosiu tai, kad viskas prasideda nuo 1 cento. Ir mes dabar kalbame apie gausą. Tai irgi yra gausa, kurią mes taip pat galime gavę informaciją sukurti patys. Juk mums duoda galimybės, reikia jas tik pasiimti. Pasinaudoti teisingai. Nu, labai ačiū, iš tikrųjų prašvietė labai daug čia ir man tikiu, ir tiem, kas mūsų klauso šiandien, aiškumas atėjo didesnis apie tai, kas tai yra ir kaip galima, tas, čia, kaip suprantu, pasyvias pajamas, ar negalim vadinti? Galima turėti ir tai, taip. Jo, ir dar čia, beje, matau toks trumpas klausimėlis, grįžtantis procentas, kokia valiuta grįžta? Gali dar trumpai? Jeigu mes kalbam apie pirkėjo naudas, tai pirkėjo naudos grįžta ta valiuta, kurioje šaly pirkėjas yra užsiregistravęs. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra užsiregistravęs Lietuvoje, MyVault ar ne pirkėjų, tai jam grįž eurais. Nežiūrint į tai, jeigu jis ir pirkinius darys, pavyzdžiui, žmogus išvažiavo į Ameriką. Ir ten, nes Amerikoje taip pat yra MyVault lojalumo programa. Beje, ką dar noriu paminėti, šiais metais MyVault lojalumo programa Šiaurės Amerikoje pripažinta numeris 1. Kai Amerikoje tiek lojalumo programų, tai jeigu, pavyzdžiui, žmogus išvažiavo į Ameriką, jis apsipirko doleriais, bet naudos grąža jam grįž eurais dėl to, kad jis registruotas Lietuvoje. Jeigu jis išvažiavo į Norvegiją, jam naudos grįž eurais, nesvarbu, jeigu jisai ir Norvegijoje pas pardavėjus apsimokėjo norvegiškom kronom arba Anglijoje svarais, ar ne? Tai grįžta grąža ta valiuta, kurioje šalyje tu esi registruotas. To šalies valiuta. Nu, tikiuosi, mes Julijai atsakėm. Jeigu dar yra klausimų ir tikrai, ką šiandien paminėjai, Gintautė, tikrai sutinku su tuo Zoomu. Dar kartą akcentuoju, pirmadienį 19 valandą, taip ar ne? Super. Tos laiku. Ir tada susitinkam su visais tais, kuriem dar kažkokie tai klausimai kyla, o netgi po šito laivo kviečiam parašyti noriu ar kažkokią kitą žinutę, kad mes tikrai duotumėm jums tą Zoom nuorodą ir galėtume pabendrauti asmeniškai. Tai dėkui. Dar, atsiprašau, Žaneta. Dar kažką. Apdovanokim visus, kurie šiandien žiūri mus. Taigi, aš sakiau, kad aš suvalkietė netradicinė. Jo, netradicinė iš tikrųjų. Davai. Padarom dovaną visiems, kurie dabar žiūrėjo šitą video arba žiūrės jį. Įkelkime nuorodą pirkėjams. Tiesiog, kaip sakiau, tai nieko nekainuoja, nieko neįpareigoja. Tiesiog užeikite ant nuorodos, paspauskit, užsiregistruokit ir gerų ir malonių apsipirkimų, nes dalis pinigų sugrįš atgal. O dar daugiau, jeigu bus kažkoks neaiškumas darant pirkinius ar klausimų kažkokių, visada aš jūs pakonsultuosiu, nes tikrai, tam ir esu konsultantas. Yeah! Tikrai ta gausa čia, žinai, iš giedro dangau šiandien. Taip. Labai. Ir visiems tada daug tos gausos ir nebėra jau čia dėl ko ir abejoti, bent jau man tai visiškai nebeliko klausimų. Oi, kaip fainai. Ačiū labai, Gintautė. Ir sakau, iki kitų kartų. Iki pirmadienio vakaro. Kas norės, laukiam Zoom'e. Tada tu įkelsi Zoom'o nuorodą, ar ne? Ir susitinkam pirmadienį 7 Zoom'e su visais, kuriem dar yra ar klausimų po šio susitikimo. Ir aišku, duosiu daugiau informacijos apie galimybę dar susikurti savo saugiklį pasyvias pajamas. Viskas. Gražaus savaitgalio. Ate. Ačiū, Žaneta, labai. Ir visiems, kurie žiūrėjo. Ate. Ate.